Ką chebryte, dar 3 nauji nariai, tai Linas Alėšius, Giedriusė ir Ernestas K. Tai ačiū hebrai visiems. Šiaip hebrai išprotėjo, dievaž, nebeliko vietos jau. Nežinau, reikės kažkur kažką permastyti, nes lenta beveik visa užimta. Tai dar kartą ačiū visiems, jeigu dar to nepadarėjai, užeik pasižiūrėk, galbūt kažkur įstosi. Tai va, to ką mes keliamės į Frankensteino epizodą numeris 2. Ir nu ką, hebryte, grįžtam toliau su Frankensteino šitų projektų. Ne vienas žmogus taip vadino, tai turbūt pavadinsimės jį tiesiog Frankensteinu. Tai tęsiam toliau. Tai dabar ką mes toliau turim nuo praeito epizodo? Tai mes turim realiai beveik hebra visą kėbulą paruoštą gruntavimui, beveik. Ir mes jį planuojam nusigruntuoti šiame epizode. Papasakosiu viską, kodėl darau, kaip darom ir viskas kaip po ko, kodėl. Jo. Kažkas tokio. Tai dabar visas kėbulas hebra yra su 3-2 sušveistas, visą mėšlą mes turim išsilyginę, tai dabar žiūrėkit iš karto jums noriu parodyti hebra. Turim daug špakliuotų kėbulė vietų, tikrai nemažai ir stogas realiai čiut ne kiekviena dalis yra špakliuota, kažkas tai daryta. Tai mes turėjom belė kiek realiai daug mėsos nudroštos, turėjom po praeito dažytojo gruntą, dažą, laką, tai visus šitus dalykus išsilyginom, turėjom gamyklinį dažą, gruntą, laką ir vis tiek mėsos hebra neužteko išsilyginti vis pilnai mašiną, ne? Tai jeigu net ir tas dažytojas būtų achuienas dažytojas, ne? Tai čia būtų visiškai pilnai pizda šitai mašinai, nes jinai tiesiog yra nelygiai. Tai mes tiek hebra trynėm, vis tiek jinai nelygiai reikėjo špakliuotis, mes dar gruntuosim, krausim gruntą ir dar ant grunto lyginsimės ir taip beibi žino, ar gausis kažkas tai. Tikėkime, kad kažkas gausis. Kaip ir minėjau, viskas yra rankų lietimu, nes mes jokio atvaizdo neturime, mes nematom, kas yra blogai su šitą mašiną. Pavyzdžiui, su bagažinė ties viduriu visiškai dvižucha. Tai tiesiog visą vidurį ir tepamės, bandom lygintis kažkaip. Tai va, tai mums dabar realiai liko dasitrinti špakliuotas vietas, kurios dar yra nedatrintos, tarpus visus susiruošti ir ruoštis gruntavimui. Jo, tai tikiuosi šiame epizode gausis mums kažką tai čia nusigruntuoti ir bus neįprastas gruntavimas, ne? Jau, beje, hebra, nepaskelbiau po praeito epizodo pulverizatoriaus laimėtojo, tai dabar ir padarom, nenorėjau tiesiog komentaruose parašyti, nieks ten nematys nei ką, tai norėjau ant video, kad matytumėt, kad babula netriochala, babula pažadėjo, babula atiduoda. Tai va, tai varom, išrinksim, kas ten laimėjo. Nu ką, hebra, ar pasiruošę išrinkti laimėtojų, tai pasižiūrim. Bam, kažkokį tai čia hebra saitą Pick Winner pasirinkom, tai įpostinau babulos video linką ir žodžiu. Belė koks komentaras, atsakymų nepasirenkam ir dvigubų komentarų nerenkam. Tai jeigu mano kažkokį tai komentarą išrinks, tai toliau spausim, kad kol išsirinks žmogus, kuris norėjo kažką tai laimėti. Tai bim, važiuojam. Please wait. Pick a winner. Bim. Turim laimėtoją. Romas Bucevičius 3921. Šaunulis, kai visada taip ir toliau. Tai parašyk man į Facebooką, susitarsim ir išsiųsiu visą šitą grožį, kuris užtabeliuotas laukia naujo savininko. Jeigu hebra patiko tokie konkursiukai, tai parašykit komentaruose, daugiau galima būtų tokių reikalų padaryti, turiu medžiagų, turiu ką atiduoti žodžiu. Tai jeigu patinka, tai galim pratęsti tokia kaip tradicija, nežinau. Nu kažką sugalvosim žodžiu. Tai va, viso, važiuojam. Taip, tai galbūt dar iš arčiau šiek tiek pasižiūrim, kas čia dabar daryta su šitą mašiną. Tai kaip ir minėjau, viskas buvo skūtama 102 KM 32. Jeigu reikia kažkur prasišpaklinti, tai šioj arkui čianai. Čia biškelį minimaliai. Tada toliau. Duris šios nieks nedaryta, kaip ir ale lygų turbūt. Sparnas. Tragedija, visiškai visas kraštas yra špakliuojamas.
ir jau buvo, matosi, prieš tai išpakliuojamas. Tai šiaip, chebra, šitas video man yra labai naudingas dalykas, tai dabar įsivaizduokit šitą mašiną darytų, sakykime, kažkoks, kad ir geras meistras, ne, nu geras žmogus, bet neturėtų va tokio video įrodymui, sakykime, ten po metų dvižuchų atsitinka, tai man labai gerai, nes aš turiu visą įrodymą, kokią mes čia pornografiją užsiminėjom, tai man ne tik tai, kad kaip kontentas, bet kaip ir apsauga, ne, kad, nu, kiek įmanoma, ką įmanoma, tą jau padariau, bet su sparnu patys matot, kad mūsų užpakliuota, o čia dar ir seniai kažkas špakliuota. Nesuprasi, kas čia pridaryta, čia va irgi matos išpakliuota kažkas, su kažkuo daryta. Kapoto daug labai stipriai nejudinom. Čia, nežinau, kažkas turėtų gautis iš jo. Šis sparnas lygiai taip pat špakliuojasi. Kraštas. Ir jau buvo špakliuotas, va, kraštas, matosi kita špaklių spalva, ne? Duris. Čia dar irgi biškelė. Čia. Jobanutį varot, kiek čia visko. Čia kažkas jau seniai buvo špakliuoti ir matosi akivaizdžiai ant grunto, kad tikrai riskas nebuvo panaikintas, tai kaip ir minėjau, nu čia, ble, susijęs, aš jaučiu jo, va, jau mat. Ir šitą arką, baim, tas pati situacija kaip su praeita. Ir pagrindinis paukštis, bagažnikas. Visa plokštuma buvo nelygi. Nelygi. Jo. Stogas minimaliai šioj vietoje. Nu tai va, tai kaip ir matot, yra reikalų. Čia, sakau, jeigu ir būtų, sakykime, dažytojas labai geras ir būtų labai gerai nudažęs, čia vis tiek būtų visiškai dvižucha, nes čia iki paruošto kėbulo toli gražu. Ir dar ką mes čia darom, tai nereiškia, kad bus kaulas, ne? Tai va, tai okei, tai žodžiu, susiruošėm pilnumoj visą kėbulą ir susitinkam, kai jau klijuosimės, galbūt dar kažką užmatysiu, galbūt dar kažką papasakosiu. O jo, jau nedaug trūksta, gruntavimas irgi bus neįprastas, ne šiaip sau. Jo, važiuojam. Trinam chebra tarpus, tai, nu, tą, ką gruntuosim, tai noriu tik tai chebra parodyti ir visiems pasakyti, kad aš remontuosiu ir dažysiu tik tai išorę. Jokių mes chebra tarpdurių, jokių tarpų vidinių dalių, kas yra apipūsta, netvarkysim. Pasižiūrim, kaip atrodo. Tai čia yra pizda, realiai. Nu, nežinau, visi tarpduriai, viskas, stakanai, ta prasme, visas motoras, visi vyriai apipūsti, viskas, pažiūrėkit. Absoliučiai viskas, kas tik tai įmanoma. Saugiklinė, jūs, blet, pasižiūrėkite, chebra, jūs saugiklinė. Visa apipūsta, tai viskas. Nežinau, ką čia savininkas darys su variklio skyrium, neįsivaizduoju. Bet visus šitus va tarpus, čia gal dar kažkaip pataisysim išorę, bet irgi tarpus nelysiu, nes tam, kad čia chebra visus tarpus šitus pataisyti, čia viską reikia su savo jibanais pirštukais trinti. O jūs bent chebra įsivaizduojat, kiek čia reikia trinimo? Tai ačiū, tas, kas supisa, tas tegul ir tvarko, nes čia viską pirštukais. Ir tai dar pusė dalykų, sakau, kur motoras, nu, net nesutvarkys tokių dalykų, visi plastikai, viskas. Tai mano pagrindinis darbas yra tik tai išorė, jokių vidun aš nelendu ir šitom visom dvižuchėlėm neužsijimu. Nes čia viskas pilnumoja, nu švitrekas. Švitrekas. Aš iš vis nesuprantu, blet, kaip taip galima dažyti. Tai klijuojama ne tik tai tam, kad apsiklijuotų ir kad tvarkingai, sakykime, neužsipūstų, ne, tas, kas tu nenori, kad neužsipūstų, bet ir pats dažymo švarumas būna daug, nu, ta prasme, žiauriai svarbu, iš visų šitų tarpų gali praskristi chebra dulkės, tai gruntavimui, sakykime, nu, tipo, bet dažymui turi būti idealiai, viskas apklijuota, kiekvienas plyšys, net va šitie skylutės, kiek įmanoma, turi būti apklijuotos tam, kad iš vidaus mums nepareitų dulkių. Šioje situacijoje viskas yra apipūsta, tai sakau,
turėkite omeny, hebra, kad mes tarpdurius nelendam, mes jau ant tiek jau čia netvarkom visko, mes bandom padaryti iš nežinau, iš sugedusios geldos kažką tai, kad bent jau kažkas atrodytų tvarkingai. Tai tik išorė, kiek įmanoma, tiek išorė, o pirštukais tarpdurius. Nenoriu šito džiaugsmo. Nes atsimenat, hebra, ryklio epizodą, tai aš labai puikiai atsimenu, nes aš tryniau tarpdurio gruntą, mūsų gruntą. Mes išsivalėm tarpdurius ir nugruntavom juos. Tai atsimenu, vienas tarpduris gruntą sušveisti 2 valandos darbo. Tai įsivaizduokit, kiek čia yra tarpdurio, ne? Tai pirmas etapas reikia sutrinti visą šitą šūdą, ne? Antras dalykas reikia sutrinti visą gruntą, kurį reikia per naują pergrunto. Tai čia pirštų nejaustum visiškai, nei vieno. Gerai, viskas yra. Tai hebra 400, ne? Ir biški bandom čia šitus tarpus susišveis, kur mašinka neprieis. Tai tu durnas, seni, blėt. Kurva to, jebano to, blėt. 2000, seni pasimigi, sušiauši ir viskas, ir supoliruoji ir išeina. Seni su 400, va drožiu. Vieną vietą. Pažiūrėk, iš arti gali pafilmuoti. Trinam, va kol jau dažai lenda, dar kerzucha. Dar trinam. Jau dažai seniai išlint, toj metalas išlys, blėt. Dar reikia trinti. Blėt, durnas seniai. Tu nahui. Tai tu dabar įsivaizduok visus tarpelius, vas. Sutrint, žinai, tarpduriai, durų vidų, žinai, visi absoliučiai, vat, bagažinės tarpai, ten motoro skyrius. Buvo kažkas komentaruose parašęs ir šiaip aš irgi pagalvojau apie tokį variantą, kad hebra, realiai tokioj situacijoje, jeigu aš būčiau, tai aš galbūt, blėt, pirkčiau kitą mašiną tiesiog. Nu kiek tokia kainuoja? 7, kokius, ne? Ir tu turi tvarkingą, sakykime, variantą, ne? Nesupista kėbulą. Čia įkišbėlė kiek šaibų. Nu, blėki, molė, atrodo, molė trinu, blėki. Hup paimėš, kas čia yra, seni liumbai. Nežinau. Neįsivaizduoju. Gerai, ačiū Dievui, sakau, kad YouTube'ui darau va video, tai yra apsidraudimai, žinai. Yra visokio plauko čiuzakų. Visokio plauko atveža šūdą, o nori pasiimti grūdą. Kai šiukų dronai skraido, blėki? Blet, jau stebiu, ieškočiau, bet kaip dronai, ne? Kurva to jebanu, ruskiai jau stebi, blet. Gerai, trinam toliau tos tarpus, kiek jėgų bus trinam ir paskui gruntuojam. Gerai ant rankų. Gerai ant rankų. Šiaip labai stipriai nespaus, nes žinai kas, tai čia dar kaip ir normaliai, bet jo, tai va būna kapotas, būna bagažinė, minkštos skardos, kodėl, nes didelės plokštumos yra, žinai, ir sutvirtinimai dažniausiai iš vidinių pusių eina, nu, ten vietom, va tai, va, žinai, ten taip, kapotas matosi, man tenai stojkė, taip, eina, tai ten skaitosi sutvirtinimai. Bet vietose, kur nėra sutvirtinimų, tai būna minkšta skarda, tai čia dar palyginus kieta, nes, blėt, dahoja sluoksnių, žinai, čia, man atrodo, ar ne? A gal ir ne? Jo, palyginus dar tvirta, bet būna, kai yra minkšta, tai tu negali stipriai spaust kaladės, dėl to, kad, nu, jinai tada linguoja. Jo. Jo, va, kapotas, va, akivaizdžiai. Nežinau, hebra, ar matysis jum. Žiauriai judam, pavyzdžiui, va, kapotas, ne? Tai va, stogai, kai ypač nėra liuko, kapotai, bagažinės, tos plokštumos hebra yra žiauriai sunku, net praktiškai yra neįmanoma idealaus stiklo pasidaryti, kai yra remontuojama dalis. Šiaip buvo vienas komentaruose žmogus parašęs, tipo, buvau pas tą dažęsis kapotą, žinai, ir ten keletą vietų ryskės išlindo, prasėdo. Tai hebra, aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad po dažymo visada reikia poliruoti 3 etapų poliravimą. Visada, ypač kai tai yra remontuojama dalis. Prakaitinam su infraredais, visų grūdėtumų laikomės, kiek reikia išsifeidinti viską, bet nenori, vis tiek kažkiek prasėda. Tai visada po dažymo 2-3 mėnesiai, pusę metų praeina 3 etapų poliravimą. Noriu, kad būtų kaulas 3 etapų poliravimą. Šitas išsigimėlis
nudažysim, aš, blet, neįsivaizduoju, kaip vasarą atrodys, galėsim padaryti epizodą, nuvažiuosiu, pasižiūrėsiu pas savininką, kaip atrodo. Bet jaučiu, čia toks bus žemėlapis, nors ir viską pagal TDS darysiu, kiek įmanoma, su visokiais iškaitinimais, ir dar ir su infraredu kaitinsim, kad kuo įmanoma, nuo skardos viskas į viršų džiūtų, bet čia vis tiek prasės. Nori, nenori prasės. Tai aišku, mes tengiamės kuo įmanoma, kad sumažėtų tas prasėdimas, bet vis tiek čia poliruotai. Jeigu ir net kels rūdis, tai vis tiek dar reikės poliruoti. Blet, net ant tiek šiurkščiai supūsta, ant tiek švitrekas, kad net nelimpa niekas. Šiaip labiausiai iš visų dalių nepatinka kapotas priekis. Kolega irgi sakė, blet, ant klaustuko. Dėl rūdžių turim omeny, nes matas, kad nulestas labai akmenukų. Tai klausimas, nepatinka man va, tas kapotas, bet ką tu padarysi, sakau, iki metalo neskusi. Tai čia, manau, sakau, protingiausias variantas yra nusidažom, tvarkingai kaip reikia ir laikui bėgant, jeigu kapotas matys savininkas, kad ten kelia, žinai, burbulai kažkokie tai, tai palaut, kol jie išlys, vis tiek rūdis greitai išlenta, hebra, pusę metų jau vasarą jau tikrai bus. Vasarą pamatysit, pakartosit man žodį. Vasara tikrai bus, tai tas vietas, sakykime, nutvarkyti ir per naują, vėl daryti, vėl vežti, remontuoti ir vėl tvarkyti, ar mes, ar kažkur tai kažką tai tvarkyti ir tiek tų žinių. Čia būtų protingiausias dalykas, nes, sakau, čia viską kaip metalo durnas, ble. Nes yra vietų, kur toks ar burbulas, ar ten kažkaip vėl su kerzucha gruntas užpūstas, nesupras. O skus nesinori, nes kiekvienas hebra taškiukas, jeigu tu jį nusiskuti iki metalo, tu turi išsifeidinti ir gaunasi nuo mini taškelio, va toks va plėmas išskūstas, žinai. Tai va, tai jo, klijuojamas šiaip paskambino ką tik, sako šitą, čia babylas, sako, žinot, babyla. Tai jau žinau, ir ne iš vieno, iš tikrųjų žmogaus žinau, kad jau gausim kažkokių tai dovanų, tai tikriausiai, kad padarysim galbūt unboxingą, ne, ką žmona padovanos. Ką aš padovanosiu, žinai. Tai galbūt kažkokį unboxingą, manau, tikrai pasidarysim, šiaip žiauriai faina, ačiū jums visiems, hebra, ypač tie, kurie, sakau, remia, prisideda, ne tik tai, sakykime, žiūrėti irgi zaibys, aišku, faina, bet ypač, kurie kažkokį irgi dėmesį parodo, žinai, aš vis tiek irgi įdedu daug darbo į filmavimą, į montavimą, tai faina, kai kažkokie žmonės, sakykime, irgi atsižvelgia į tai. Tai va, tai, ką žinau, bent jau komentarą parašykit, žinai. O mes ką, beveik į pusėmę apsikliuota, ne? Jo, tai apsikliuot. Šiaip čia tas klijavimas, tai tik dėl švarumo, nes sakau, čia viskas apipūsta, tai nežinau. Nes čia irgi bandysim dažyti, yra daug vietų, kur tipo ant klaustuko, hui suprasi, pavyzdžiui, šitas kaip jisai, kur valytuvai. Bibi žino, čia niekaip tu nenudažysi su kapotu. Va, tokia, nahui, pasas žiūri. Tai pavyzdžiui, kur valytuvai dedasi, čia hui suprasi, čia vienintelis variantas yra nusim kapotą, ne? Kapotas su šitais senais varganais triperiukais, aš nežinau, su durim žinau, kad visiškai dvižucha, ten suvesti jas yra daug reikalų, aš šito dalyko daryti nenoriu, o su kapotu irgi, bet iš kitos pusės irgi, tai tipo čia nudažom, bet visur kitur matiškai, žinai. Tai toks biški šūdas vestuotas gaunasi, tipo vienoje vietoje bus gerai, kitur viskas apipūsta, bet nežinau, sakau, vizualiai, tai čia vizualiai matosi, tai čia kažkaip ir bandysim nudažyti, bet nežinau kaip, nenoriu belė kaip nusim kapotą. Neįsivaizduoju, nei kartą nenuėmiau, kaip jisai čia sudėtingai, nesudėtingai, paskui susives, kad nebūtų reikalų. Bet jo, yra klaustukėlių, klausimėlių, nežinau. Karočią, klejuojam, ne? Klejojam, jau. Tai va, dar skylutę sutvarkysim, tai buvo tiek praeito ruošimo, matosi va špakliavimo, šiaip aš niekada labai ten nežiūriu, tiesiog jas prasivalai, ras, biškutį va, ras ir visos bus vienodos, gražios, tu kurva, viskas, idealiai bus gražu, šiaip tokios smulkmenos, to naho, ble, ne, čia pizda yra. Nesakyk, gal akseso dar, blėt. Labadiena. Jums skambina energijos skirstymo. Eikit jūs nahui, kurva. Seni, blėt. Hebra, kas per chuinia su eso yra? What the fuck? Ar už praeitą mėnesį dabar yra kelinta diena? Kelinta dabar diena yra? 15, jie man skambina, kad pizdatau, karočią, sumokėk už praeitą mėnesį, žinai.
Su jais vieninteliais, seniai, pirmą dieną jau pisa protą, kad sumokėkit man. Kūrą prasiskolinę kiek, ble, 30 milijardų ar kiek ten kūrva, dėl bajobai, ble. O, dar dzėdas, ble, ateina, jie basima, hui. Baigia. Nu ką. Tai turim beveik paruoštą jau mašiniuką gruntavimui, kolega dar paskutinius patepimus padaro, bet šiaip jau link to judama. Tai viskas yra su 3-2. Su 3-2 sušiaušta. Taip atrodo. Dabar žodžiu, hebra, ką mes naudosim gruntavimui, ne? Tai nereiškia, kad tai yra pats geriausias būdas, bet mano žiniomis, kiek aš nusimanau visam šitam automobilių restauravime, remonte, tai manau, tai yra protingiausias, ne, variantas, nes dabar žiūrėkit, yra 3 realiai variantai, ne? Gruntuot akrylą ant viršaus ir nieko nedaryt, ne? Tai toks variantas. Antras variantas yra naudot galbūt barkautą, ne, sumažinti tikimybę dvižūcho su senesniais sluoksniais. Arba trečias variantas, kurį aš naudosiu, tai manau, kad prasipūsim vieną ploną sluoksniuką epoksidinio grunto, ne, šlapis ant šlapio tam skirtos medžiagos. Ir tada ant viršaus jau krausim akrilo, 3-4 sluoksnius, 3 gal. Jau pažiūrėsim pagal situaciją. Dabar kodėl nenaudosim barkauto, nes šiaip kiek žinau, dažniausiai servisai nenaudoja barkauto, dažniausiai esu girdėjęs labai blogų atsiliepimų, kad ypač kai va tokie rimti dažymai, norisi kokybės, būna fuflo, būna lupasi, būna dar kažkas, nežinau, bet esu taip girdėjęs, kad tada aš jo ir nenaudoju, čia draugelis atidavė. Vieną kartą tik tai panaudojau, dar tais laikais, kai dažydavau motociklus, tai čia gal prieš porą metų kažkas tai tokio, tai tie motociklai, hebra, dažniausiai pūsti su flakonais, flakonai vieno komponento, viskas nahui verda, dvižucho visiškai, neįmanoma nieko ten padaryti. Tai va, šitas dalykas tikrai pasiteisinęs, tikrai nepakeičiamas, nes ten verda jo aptvajumai, daryk, kad nori. Bet šiaip mašinam girdėjau, kad šiaip jeigu įmanoma išvengti, tai geriau jo išvengti. Tai žodžiu, epoksidas. Šitą reikalą naudosim, tai turim gruntą, turim kietiklį, turim skėdiklį, viskas tos pačios firmos, turėtų puikiai jisai čia mums sueiti. Tai kaip ir minėjau, hebra, plonas sluoksniukas visą mašiną praeinam epoksidą. Mes šito hebra epoksido neliesim, mes jo nešveisim, mums nereikia jo krauti, mums reikia, kad jisai tiesiog ploną plevelę pasidengtų, kad jisai greitai džiūtų, nes šiaip epoksidas ilgiau džiūna negu akrilas, tai mes prasipūsim vieną sluoksniuką ir lauksim ilgiau, viską papasakosiu. Bet jisai mums tik tai kaip apsauga, kaip tarpinis sluoksnis uždaryti kažkiek tai tą visą dvižuchą po apačią, kažkiek metalą apsaugoti, kur įmanoma, nu va toksai kaip apsauginis, ne? Apsauginis pacas. Tai plonas sluoksniuką, tas pats kaip rūgštis realiai, tik tai kad epoksidas. Tai va, tai epoksidiniu praeisim visą išorę ir tada akrilą dėsim. Akrilą irgi MIPOS 4+1 naudosim standartinį akrilą bildinimui, tai užauginsim ir žiūrėsim, kas čia gausis. Naudosim tamsų gruntą, tamsą spalva. Jom. Gerai, ruošiamės, riebalinamės ir susitinkam, kai jau bus viskas užmaišyti ir galbūt jau prasipūsim kažką kartu su jumis. Nu ir viskas, apklijuotas. Tai žiūrėkit, dar toks fintas, hebra, pasakykit jūs man, kas čia yra? Kas čia yra, aš tavęs klausiu. Blet, kažkoks rūdas, nesuprasi, bet lyg ir nerūdis. Nes nežinau, kas čia yra, aš nežinau. Čia į visokius spalvų špaklių esu jau matęs. Čia dabar žiūrėkit, hebra, žiūrėkit, koks fokusas Marokusas, primeskit, pažiūrėkit, čia, blet, su teptuku, tepliota, kas čia per huinė yra? Su teptuku, blet, gruntas ar kas čia? Gruntas, blet, tepliotas su teptuku, va tokį, na. Nu jo, visokio stiliaus fokusų, čia iš visų bulgarkė, blet, su įbošintos duris. Bet čia mes su klientu nusprendėm, kad nuo čia nieko mes čia nelyginam. Nu, tipo, pašvičiam, bet nelyginam. Nes čia nukurtų, va, viskas su bulgarkė, su lesta. Jo, o špakliaus tai hebra kur tau visų spalvų, kokių tik tai nori.
Nu gerai, viskas, einam maišytis gruntą. Nu, tai va, tai žodžiu, epoksidinis gruntas, jūs visada, aišku, išsimaišo medžiagas gerai, visada chebra dirbkit pagal TDS-us, kiekviena medžiaga profesionali turi savo TDS-us, kas tas yra TDS-as, tai kaip instrukcija, žinai, atsidarai, kam gali naudoti, kiek laukti, su kuo šveisti ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kibiriukas. Taip, tai šiuo atveju maišosi gruntas 2:1, tai yra 2 dalis grunto, 1 dalis skiediklio ir 10-25% skiediklio. Tai viduriuką dažniausiai pilu skiediklio. Nu, tai žodžiu, pradedam. Sakytumėt, kodėl šviesus, dėl to, kad man atrodo būtent šitos firmos grunto tik tai šviesus yra. Būtent primer surface, ir jo ir yra visa esmė, kad šlapės ant šlapio nekraut. O tokį vat sluoksniuką pasidaryt. Gerai, 400. 400 dalinam iš 2. 200 turbūt. Bulias! Tai šiaip visada gruntai tirštas, grietinė, žinai, ne? O kietiklis yra kai vanduo. Tai šiuo atveju mums nelabai tinka, kad per pusę dalins svorį, nes tiesiog gaunasi, kaip čia, kuro protingai pasakyti, nežinau, nu, tipo, kuo tirštesnis medžiaga, kuo tirštesnė, tuo jinai realiai yra sunkesnė pagal tūrį, tipo. Tai čia netinka 200, čia reikia mažiau biškį dėti, nes jisai skystas, o šitas tirštas, blėt. Tai va, nu, tipo, kokių 100 pm gal įmesim kažkas tai tokio, 100 pm gal. Ir tai gal netgi, blėt, per daug. Nu, 100 tram gal. Tai va, net pagal kibiriuką matosi, tai turi būti viena dalis grunto. Tai jo, ir pusė tos dalies turi būti kietiklio. Tai čia nežiūrėt, čia tiesiog va svoriui, kad per daug neprivaryti, nes konkrečiai, jeigu mes pistume dabar 200 šinai, o grunto būtų 400, tai čia konkrečiai per daug, žiauriai daug. Tai taip, ir tada skiediklį būtent šitą skirtą epoksidų, tai kiek palauk. Kiek čia kuro eina. Seniai naudojau, Cadillacų, man atrodo, pasniai kur naudojau. 10% tai kem, nu ir dabiški. Šiam kokiu gal. Iš akies nereikia hebra ten. Super duper gramai, gramą. Kiti hebra būna dažus maišas, pavyzdžiui, skiediklį pila vapšė iš jausmo. Tiesiog net svarstyklių, žinai. Yra tokių žmonių. Yra žmonių, kurie dažo, lakuoja senį be manometro, tiesiog pagal garsą, blėt. Nu, tai senį, tai tu juokauji, kurva. Čia mes ir taip jau per daug čia. Nu ir viskas, nu ką. Išsimaišom ir einam pūsti, tai yra viskas nuriebalinta, nuvalyta, išpūsta, paruošta, žodžiu, gruntavimui. Tai ten viduj nešnekėsiu, nes dulksna bus didelė, skersvį kažkokį tai pasidarysim, bet esmė toja, kad, kaip ir minėjau, ploną sluoksniuką, greit praeinam, jokių ten uždengimų neturi būti, jokių tenai blogai labai būtų daug užvaryti šito grunto, nes jis žiauriai ilgai džiūna. Tai nėra gerai, kuo planiau, to geriau realiai. Čia panašiai kaip su rūgštiniu. Šiaip sakytų, kodėl rūgštinį nedidi. Nežinau, aš tai toks esu tokios nuomonės, šiaip yra dviejų nuomonių dažytojai, žinai, vieni už rūgštinius, kiti už epoksidus. Mano nuomonė, tai už epoksidą nieko geriau nėra šiam pasaulyje ant šios žemelės. Mano nuomonė. Visada visi restauracijas, pavyzdžiui, daro su epoksidu, visada, visais atvejais. Iki metalo nuskaitom mašiną, epoksidas iškart, ne rūgštis, o epoksidas eina. Nežinau, kodėl epoksidas kietas, zaibys daiktas, ką žinau. Ką žinau. Storesnis sluoksnis gaunas uždaro, žinai, kažką. Šiaip nesu aš, žinai, kažkoks tai kuro chemikas, kada, žinai, žinau ir tiek, žinai. Būna žmonių, kur labai stipriai įsigilina, man nahui nereikia, aš žinau, kad šiuo atveju epoksidas, plonas sluoksniukas yra man nuo nuomonio geriausias, viskas, man puhu yra kodėl. Nu, tipo. Akrilas tikrai blogai būtų, žinai, turi bendrą tą suvokimą turėti, bet ten dabar... Mes visada rūgštinį naudojam, pavyzdžiui, prieš gruntavimą akrilinio, jeigu nebuvo naudota epoksidas, sakykime, pratrintos vietos, ten kažkas kažkur, ten lyginimuisi, bet jeigu buvo naudotas epoksidas, visada ir epoksidą prieš akrilą dedam, visais atvejais. Ar tai būtų flakonis, ar tai būtų toks atvejis. Flakonį visada dedam, kai yra mažas gruntavimas, ten, nu, va tiek, žinai, reikia prasipūsti metalą, kad apsaugoti aerozolis, o kai jau didesni projektai, detalės pilnos, tai jau tada jau toksai va reikalas. Parašykit komentaruose, galim pasipyk, žinai, pasipešiot, kai katinai.
Ką aš žinau, aš net nelinkęs iš tikrųjų tas diskusijas būna, sako, ble, čia debilas, ne taip darai, žinai, rūkštinį geriau dėti. Nu, dėk tą kūro rūkštinį, negaila, žinai. Gerai, viskas, išmaišėm, jau čia šitą birzgalą, gerai, 1,8, šiaip būtų galima, skystas ganėtinai. Nu jo, ganėtinai skystas, tai būtų galima 1,4, būtų patogunti, tada full open. Su šitu arba labai greit reikia judėti, žinai, nes skystas. Arba biški prisisuk, nežinau, žiūrėsim ant vietos. Ir tai mes čia dar ganėtinai mažai dėjom skėdiklio. Dar daugiau čia šiaip visai, tipo, galima dėti dar daugiau. Bля. Vėl bacilos kabinasi jįbanutos. Ai, tu, na. Pagrindinė chebra taisyklė, negalima maišyti akrilo su epoksidu, man atrodo, jo, nes dvižuch atsitinka, negalima šito dalyko daryti. Tai dabar nugruntuosime su epoksidu ir išsiplaut pūliką taip geriau. Nereikia ten pilnai, ten, žinai, bet, nu, geriau prasiskalaut. Nėra taip, kad jo ne epoksido pili akrilą, ne, paskui. Bijau sumelo, bet man atrodo, ten dvižuchą varškė pasidaro. Kažkada yra buvę. Nu jo, aš daugiau ką galėjau naudoti, ble, tik šitus du ir naudoju pagrindė. Tai nemaišyt šito visą reikalą. Nu, turėtų užtekti, ble, ne, pilną pūliką. Gerai, viso, leidžiam kompresorių, einam į tą kambarį. Kolega pafilmuos, meistras pagruntuos. Meistriukas. Ir paskui aš jaučiu, net nesulauksiu, hebra, šiaip šitą gruntavimą, vieną sluoksnį parodysiu ir mausiu. Vaiką reikia pasimžinai. Gerai, tai pradedam nuo stogo ir žemyn. Tai stogą vieną šoną, tada einam iš kitos pusės šoną tam, kad paskui čia mums neprisimaječint. Oi, kaip gražiai pučia. Gražu. Gerai, nu tai ką, prasipūtė, tai viskas, pirmas sluoksnis praėjo, dahuja šiaip suėjo, ne? Beveik čiut ne 2 pūlikai, pilni. Tai dabar kiek laukiam, šiaip pagal TDS 30-40 minučių, tai, bet aš visada dažniausiai, tai tiesiog matinis, nelimpa, viskas, pučiam kitą sluoksnį. Tai dar palaukiam kokių 20 minutėlių, nes ypač kur storesnės vietos, va, tai čia dar blizga konkrečiai. Tai storesnės vietos ilgiau, aišku, reikia padžiavinti, bet šiaip, blet, hebra geriau negu buvo. Galim jau tokį atiduoti, ne? Nu jau geriau, jau babkių gausim kažkiek, ne? Biški, nu daug geriau. Tai visada šiaip epoksidinį, kai plonas sluoksnį eini, jisai tenai per visus tos žemėlapius, visus špakliavimo vietas, jisai toks gaunasi, nu, kai kur susigeria labiau, kai kur ne, tai nebijokit, viskas gut, plonas sluoksniukas, viskas, užsidengia, viso, paliekam. Ir dabar jau krausim akrilą. Tai akrilas storai, minusas tas, kad būsiu tik vienas sluoksnį, nu bet vis tiek pasižiūrėsim, kas čia gausi. Tai va, gerai, viskas, laukiam ir jau pučiam tada akrilą. Perfect.